Mano tėtis yra inspektorius Fajerbergas, geriausias inspektorius šalyje. Nuo tada, kai man sukako 3, jis mokė mane sekti jo pėdomis. Aplink riešą su trupučiu jėgos. Kai užaugsiu, būsiu toks pat šaunus kaip ir jis. Brangusis Nono, po 2 dienų tau sueis 13. Kad įrodytum, jog vertas tapti inspektoriumi, turėsi įvykdyti misiją. Jeigu išdrįsi, nueik į paskutinį 2 klasės kupę. Tavo mokytojas laukia ten. Malonu, ponė Fajerbergai. Bet kokia tiksliai mūsų misija? O aš maniau, kad tu turi lakią fantaziją. Šiandien viskas įmanoma. Šiandien tu inspektorius. Žinau, kokia bus mūsų misija. Mano mama mirė, kai man buvo 1. Viskas, kas man liko iš jos, tai nuotrauka. Ponia Zohara panaši kitą moterį, kurią kadaise pažinojau. Labas vakaras, panelė Čiperola. Lola, ponas Fajerbergas nori tapti didžiu inspektoriumi, o didis inspektorius privalo atskleisti paslaptį. Taigi per vieną dieną turi išsiaiškinti, kas buvo ši moteris. Mums reikia pradinio taško. Ką tu apie ją žinai? Nieko. Dažnai žinai daugiau, negu pačiam atrodo. Ji mėgo jodinėti. Žiūrėk, mes nežinom nieko, bet norim žinoti viską. Pagrobtas 12-metis Nono Fajerbergas. Dabar aš užduosiu klausimus, o jūs atsakinėkit. Nono, kur tu? Aš Nicoje. Nicoj? Tai kažkur pietų Prancūzijoje. Nicoj kvailiai, jis ką tik pasakė. Feliksas nori išsiaiškinti, kas buvo Zohara. Zohara buvo visai kaip aš, zigzagas, kas kart vis kitokia. Vieną dieną tu būsi geriausias inspektorius pasaulyje. Staigmena. Nono, berniukas zigzagiukas.